didelis tas sušaudymas buvo. Ta kareivė mūsų apsauga turi lydėti juos. Atvaro nusirengti jiems visiems. Dabar, kad drabužių kareiviai drabužius vogti gali, ne? Tai aš man pastatė tu bokščią ir neleis vogti. Aš stoviu. Ir baisu. Vokščiai, tai gestapinikai, aš stoviu, rūkau. Nieko aš nesikišu. Viešpatie. Puol man ant kaklo. Židelkaitė. Kai aš buvau Palangoj, kaip sakiau, ji buvo mokinė. Jos tėvas turėjo autobusą važiuoti kretetą. Gelbėk, pos leitnantė, dienos metu. Statyts viskas. Gelbėk, kaip čia gelbėk, viešpatie tau. Man pažašuok su ja, kaip automant Palangoj gimnazijoje. O kaip baisu. Nieko negali padaryti. Apstatyti viskas. Vokiečiai vaikšto, tai juodi, tai gestapinikai. Puolė, rengėsi. Viešpatie. Ot baisu. Šoko aš Palangos gimnazijoje. Gal jos vardą prisimenat? Ką? Vardą prisimenat jos? Neprisimenu. Jos tėvas turėjo autobusą Palangoje, aš žinau, tai tiek. Nu, į visokių iškreipėliai pasaulyje. Sena, aš žinau, kokius 70 metų ir senutį Židelka, Dieve tu mano. Vokietis prieina su visų. Austrijan, renkis, plėkite vargšą. Nu ką tu pamatysi? Ir pamatysi gražesnių mergų. Plėkė išrengti. Jūs gal kas didžiuojus. Priejo į prie manęs, kaip nejo. Jūs esate geras žmogus. Tai ką jį man duoda? Auskarus ir žiedus. Jis geras žmogus. Jūs gal kas nors savo girti? Ne. Aš paėmiau. Paskui pasigėriau, aš Utenos gatvėje gyvenau. Pasakojau. Aš nelabai supratau. Tai nieko iki žinai, perlą tokie pilki čia tie stiklai. Tai gerim, turbūt ten Židelka turtinga buvo. Tai ten stovėjot jūs, reiškia, o ten nusirengt liepdavo kas? Ką? O vokiečiai būdavo. Kur sako? Tu mat gali ateiti, nusirengti, taip ir žudinsi ir apatinės būti. Aš neprisimenu, kodėl siūtis buvo tas vokietis juodas, kad tas senutis su nagai, kad duodu per nugarą, Austrijan, vargšė senutė, tik menkutė, galvadė valkata. Nu, graži mergi išrenk, sako, bet figūr pasigrožės, ne? Nu, ką tu išrenks tą suvytusi senę. Vot. Ir visiškai nuogai nurengė? Ja, jie nurengė. Ir apatinių nepaliko? Ja, aš neprisimenu, bet man buvo išpjaužiuoti. Man taip neįsakinė, aš bijau tai, kad man kareivė neeitų. Suaugsiu aš niekada aš negaliu turėti, ką jie daro. Čia jie turi savo načelus. Aš tik žiūrėjau, kad man kareivė neeitų priešikau čia pavogti. Tad pat jie neėjo, kad aš turėdavau. Aš rūkydavau, žiūrėjau ir stebėjausi. Paskui mes išėjom, pasigėriau stipriai, parėjau į savo Utenos gatvę, aš ganau. Pasakojau, kaip tai buvo. Tik atsimenu, ką man išmesti reikėjo. Tus perlus, juk aš nepavogiau iš jų. Gali bežiūrėti, aš jums sakau. Man jūs esate geras žmogus. Tai aš tikiu. Ką? A kodėl ne taip pagalvoju, kad jūs geras žmogus? Nu, kad aš nieko nedarau, aš tik man matai iš mano veido, kad man nepatinka, aš nieko. O tas muša ją. Jūs esate labai geras žmogus. Viešpatie, aš ir saugau galvoju, koks aš geras. Aš irgi prie tų svolačios, reikia taip sakyti.